Noriu pakalbėti apie baimės, apie mūsų baimės ir apie kitų žmonių baimės ir apie tai, kaip mes esame linkę savo baimės projektuoti į kitą žmogų arba į kažkokį kitą reiškinį vykstantį šalia mūsų. Aš prieš metus nusprendžiau nustoti dažytis plaukus. Nepaisant to, kad, gal matoste, turiu porą tokių natūraliai pabalusių sruogų. Tai yra, aš turiu žilų plaukų. Tai kai jie yra palaidai, paleisti plaukai, tai gal netaip matosi, bet, pavyzdžiui, kai aš susirišu, tai labiau matosi tie mano žili plaukai. Tai aš nusprendžiau padaryti būtent dėl tos priežasties, kad noriu nustoti būti savo baimių įkaitę. Mes gyvename kalėjimuose. Mes gyvename savo baimių kalėjimuose. Ir priklausoma nuo to, kiek mes turime tų baimių, tokio dydžio tos mūsų celės, kur mes esame įkalinti. Ir kas juokingiausia, o gal ir net baisiausia, raktas nuo kalėjimo durų yra iš vidinės pusės. Reiškia, niekas neteis ir neišleis mūsų iš mūsų to baimių kalėjimo į laisvę. Mes tik tai patys galime tai padaryti. Tai kadangi mano baimė buvo senatvės, kaip ir turbūt normalių kaip visų žmonių, ir kas ta senatvė? Senatvė tai mirties, aišku, baimė pasenti, baimė numirti. Ir tos baimės, jos ten filosofiniais išvedžiojimas, nieko, mažai galima pakeisti kažką tai. Kadangi aš žmogus praktiškas, aš iš karto, norėdama išsilaisvinti iš tos baimės, aš priėjau prie išvados, kad vienas iš tokių efektyviausių būdų, kaip priimti save, savo amžių, kintantį amžių, artėjančią senatvę, tai yra nustoti dažytis plaukus. Ir aš tai padariau tikrai ne dėl to, kad aš siekiau kažkokio tai natūralumo, o tiesiog norėjau akistatos su save pačia, su savo amžiumi ir su tuo, kad aš neinu jaunin, dėja, kad ir kaip ten būtų liūdna. Tai iš pradžių, kai aš nustojau dažytis ir man pradėjo tiesiog lysti, nauginėti tie dažai ir lysti mano, taip sakant, natūrali, šviesi plaukų spalva, iš tikrųjų buvo milžiniškas šokas ir buvo labai sunku. Dabar aš jaučiuosi labai gerai. Ir kas liečia, ką aš Facebook'e šiandien rašiau, iš tikrųjų pati geriausia plaukų priežiūros priemonė, kuriai nėra lygių, kad ir kiek aš išbandžiau brangiausių kaukių ir pačių natūraliausių ir ko aš tik nedariau, niekas taip gerai nepaveikė mano plaukų, kaip tiesiog nustojimas jų dažyti. O prieš tai aš dažiau irgi natūraliai su chna ir basma, tai yra žolelės, ir kurios, tai palankiai veikia plaukus. Tai, kad veikia, tai faktas, palyginus su cheminiais dažais, kurie atseit nekenkia plaukams. Ir kai aš nustojau jais dažytis ir perėjau prie chna ir basmos, tai mano atauga tie plaukai, tai buvo absoliučiai kitokia. Bet dabar, kai aš nustojau iš vis dažytis, tai mano plaukai tiesiog jų padaugėjo ir tai yra taip akivaizdžiai matosi, palyginus su ankstesniem kažkokiom mano nuotraukom, kad tiesiog neturiu abejonių, kad tai yra pati geriausia kosmetikos priemonė. Tai nors aš jaučiuosi gerai su savo plaukais, kokie jie yra, bet nuolatos iššaukiu kitiems žmonėms siaubą. Dažniausiai tai moteris, pakraupsta, ne visos, gal ne visos prisipažįsta, bet jos, netgi draugės, kai kurios man sako, oi, čia gal kada pradėsi vėl dažytis plaukus, oi, čia dabar labai jau daug, oi, čia pas tave padaugėjo žilų plaukų, oi, čia ir ką tai reiškia? Dar šiandien buvo užsiėmimas pas mus savęs pažinimo ir saviraiškos studijoje ir viena mergina, nuostabi, žavinga, švytinti moteris. Tačiau jinai turinti duobutes skruostase ir kai šypsosi, tos duobutės tokios jos išgilėja ir tokios kaip raukšlelės šypsenos pasidaro žavingos. Tačiau pergyveno, kad jos kolegės jai vis pabrėžia tas raukšlės, kad čia raukšlės. Tai mano žili plaukai, kuriems bado akis, raukšlės kažkokios, kurios kam nors bado akis, iš tikrųjų nieko bendro neturi su manim arba su ta mergina, apie kurią jam pasakau. Tai yra tiesiog refleksija tų žmonių, kuriems tai kliūna, į jų pačių baimės. Kitaip tariant, jeigu jums kliūna mano žili plaukai, jeigu jums tai iššaukia kažkokį tai pasibjaurėjimą, pasibaisėjimą, arba dar kažką, kaip taip galima tokia jauna moteris ir vaikšto žila, tai žinokit, tai nieko bendro su manim neturi. Tai yra jūsų baimės. Tai yra tik jūsų baimės. Tai yra, tokiu atveju, kai apskritai bet kas mums iššaukia kažkokią vienokią ar kitokią emociją, išmintingas žmogus
neprojektuotų savo baimės į kitą žmogų ir nebandytų jį priversti tapti jam patogiu ir maloniu akiai, tam, kad nereikėtų žiūrėti į savo baimės, o tiesiog sustoja ir pasižiūri, kas yra manyje, ką aš turiu, kas iškilo į dienos paviršių. Tai va, tai noriu palinkėti, kažkaip tradiciškai kiekvieno įrašo gale vis kažką linkiu, tai linkiu tiesiog priimti save, nustoti savo meluoti. Aš kai nustojau dažytis plaukus, iš tikrųjų ne tik plaukai pasikeitė į gerąją pusę, bet atsirado begalinė vidinė ramybė ir stabilumas. Na gal ne visai begalinė, aš iš tikrųjų labai daug ką darau, bet aš jaučiu skirtumą, nes aš ir anksčiau daug ką dariau ir dabar tebe darau daug ką, bet atsirado papildomas stabilumas. Ir tai yra būtent, aš manau, iš to, kad aš vis labiau išmokstu priimti save tokią, kokia aš esu. Tai va, ir štai ir palinkėjimas. Mokykime priimti save be melo. Mokykime priimti pokyčius, kurie vyksta mūsų kūne ir aplinkoje be melo. Nustokim savo meluoti vis labiau ir labiau. Ir išeikime iš tų kalėjimų, atsirakinkime duris, savo celės, vienutės ir išeikime iš mūsų pačių baimių sukurtų kalėjimų. O jeigu jums kas nors, ką nors sakys, žinokit, tai nieko bendro su jumis neturi. Tai yra ne apie jūs, o apie tą žmogų, kuris jums kažką tai sako. Laimingai.